Švenčiant mergelę Mariją, Dievo motiną, šeimų karalienę, nuostabus pasakojimas iš Evangelijos pagal Luko 2 skyriaus 41-52 eilutės. Tai yra toji vieta, kur užrašytas šis pasakojimas, puikiai apibūdina, kokiagi buvo ir yra mergelė Marija, šventasis Juozapas ir kame galime jais sekti, kur galime lygiuotis, nes šventieji nėra mūsų tikslas, šventieji yra kelio ženklai, nurodantis, kad taip gyvendami kaip tie šventieji, kaip jie klausėsi Jėzaus, kaip jie buvo klusnus dangaus tėvui, mes tikrai pasieksime tikslą, įeisime į dangaus karalystę. Taigi Marija, Dievo motina, šeimų karalienė, jos toks yra tikslas, užduotis mus įvesdinti pas jo sūnų Jėzų Kristų. Ir šis pasakojimas mus nukelia į tą Jėzaus vaikystę. Nieko atrodo ypatinga, tik tai mums žinutė, kad jeigu norime pasiekti mums užbrėžtą tikslą, yra protinga laikytis tradicijos, protinga laikytis savo bažnyčios mokymo. Natūralu, kad tuo metu katalikų bažnyčios arba krikščionių bažnyčios nebuvo. Buvo žydų sinagoga, žydų religinė, mes sakom, bendruomenė, kuri buvo saistoma 10 dievų įsakymų ir būtent religijos tuometinės sinagogos įstatymų ir nurodymų. Vienas iš jų kasmet švęsti Paschą. Todėl Jėzaus gimdytojai parašyta kasmet klusniai ir dalyvavo tuometiniam bažnyčios gyvenime. Eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Atsitiko momentas, kai Jėzui, būnant paaugliuku, 12 metų, atsitinka toks įvykis, jie pameta, neberanda savo sūnaus. Nuostabus pavyzdys kiekvienam iš mūsų, kad tėveliai, Marija su Juozapu, jie nebuvo užgožę Jėzaus kontrolės dvasia. Yra tokia kontrolės dvasia. Yra šventoji dvasia, yra religijos dvasia, yra kontrolės dvasia. Ko gero daugiau mažiau jūs esate patyrę, tai neturi nieko bendro su ta šventąja dvasia, su tuo geruoju arba gerąja savybė. Tai būtent toji dvasia, kuri užgožia vaiko augimą, taip pat sustabdo bet kokį, mes sakom, progresą, trukdo šventai dvasiai veikti. Ir mergelė Marija, kadangi pilna šventosios dvasios, jinai duoda laisvę savo sūnui. Įsivaizduokite, jinai pasitiki Dievu, pasitiki savo vaiku, kad jis yra pakankamai išmintingas, protingas, kad ir vaikas, ir tikrai bus savo vietoje. Tačiau atsitinka, kaip atsitinka. Jie nueina dienos kelią ir jau vakaras, reikėtų susirasti Jėzų, jie jį vadindavo ne Jėzumi, kaip žinot, Marija kviesdavo Jėzų Ješua. Kviečia tą Ješua, jo nėra. Rašoma, kad manydami, jeigu jisai yra keleivių būryje, jie ieško tarp savo giminių ir kai neberanda, grįžta atgal į Jeruzalę. Vėl sugrįžta tą patį dienos kelią, kurį nuėjo, ir ieško jo Jeruzalė. Tačiau Jeruzalė yra didelis miestas. Nežinau, kaip ten atsitiko, bet kodėl nenuėjo į šventyklą, nes žinote, juk mes statome bažnyčią šventyklas kam? Dievui.
Jeigu žinau, kad mano sūnus yra Dievo sūnus, einu ieškoti į Dievo namus. Čia kalbama, kad 3 dienas jie ieško, meldžiasi ir tik tai 3 dienoje užėję į šventyklą suranda savo sūnų. Klausimas savo vaikeliui nebuvo su priekaištu kažkokiu tai gąsdinimais, bausmėm. Jinai paklausė, kaip ir kiekviena motina, todėl mums nereikėtų bijoti užduoti vaikams klausimą, kuris surištas su kiekvieno vaiko veiksmo atsakomybė. Vaikeli, ką mums tai padarė? Jie nebuvo, kaip dabar mėgsta sakyti žmonės, tolerantiški ir bijodami, kad čia įžeis vaiko teisės ir taip toliau, šypsojus ir sakė, viskas gerai. Ne. Dievo motina, Dievo sūnaus paklausė, vaikeli, kam reikalas? Ką mums tai padarė? Ir jinai primena, sako, štai tavo tėvas, nuostabi detalė. Tavo tėvas. Marija puikiausiai žino, kas yra Jėzaus tėvas. Tačiau, kad mums primintų, jog Juozapas tikrai yra su visom teisėm, su visa atsakomybė paskirtas žemiškojo tėvu šitame gyvenime. Todėl pilnai galime ir šventąjį Juozapą vadinti Jėzaus tėčiu. Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Na ir aišku, Jėzaus nuostabus atsakymas, jisai kaip ir pilnateisis sosto paveldėtojas, jo Jeruzalė, jo šventykla, atsako, taigi, kad man reikia būti tėvo reikaluose. Nereiktų bijoti ateityje ir ši istorija yra pamokanti, pripažinti, kad jie nesuprato jo žodžių. Tai nėra gėda pripažinti, kad Marija su Juozapu nesuprato Jėzaus žodžių. Didelis taip pat irgi, sakykime, dėmesys yra mums patiems kunigam, viskupam, popiežiui, galų gali irgi pripažinti kada nors. Mes nesupratom tavo Jėzaus žodžių. Ir kas čia tokio? Tai nieko baisaus. O nebūtų tokiais visažiniais. Mes dabar paaiškinsim, ką Jėzus norėjo tuom pasakyti. Bus tokių dalykų, kur popiežius nežinos. Bažnyčios mokymas nežinos, ką norėjo Jėzus pasakyti. Ir čia nėra nieko baisaus. Jeigu Marija su Juozapu nežino, jie nesuprato jo žodžių. Bus tokių momentų. Mes nesuprantam. Paaiškink mums. Ir čia neparašyta, po to, kai Jėzus jiems išaiškino, jie viską suprato. Ne. Nuostabus finalas. Kai mes neužgaužiam savo vaikų kontrolės dvasia, jie auga pagal Dievo planą, sveiki, su sveika psichika, su sveika orientacija. Čia irgi reikėtų šiandien apie tai kalbėti. Ir jis buvo jiems klusnus. Taip, įvyko šioks toks konfliktas. Tačiau nuostabu, kad ir apie Jėzų yra kalbama, sako, kad Jėzus savo kentėjimuose išmoko klusnumo. Mums nereikėtų bijoti, pripažinti taip. Mes išmokstam klusnumo Dievui kentėdami, per visokius konfliktus, per nesusipratimą. Tai yra neatsiejama gyvenimo dalis. Tai buvo su Jėzumi. Aleliuja. Tuo tarpu motina irgi neturėjo pretenzijos dangiškajam tėvui, kodėl aš čia tokia malonės pilnoji, kodėl aš nieko nežinojau, man turėjo būti pranešta, ką te daro angelai, kur tas pats arkangelas Gabrielius, žinai, kur jisai turėjo saugoti, man turėjo viską pranešti. Motina negavo atsakymą. Tik parašyta, jinai nuolankiai laikė visus tos įvykius širdyje. Taigi, pasimokykim iš Marijos šeimų karalienės neskubėti reikalauti atsakymų, duoti laiko, nes yra atsakymų, kurių tu šiuo metu nesuprasi, jeigu tau duosi. Reikia proceso.
Tik eidami, tas žodis lietuviškas, mano teisusis gyvens tikėjime, tik ėjime. Eidami gausime atsakymus į visus klausimus, kuriuos mums reikia žinoti. Amen.